gyventi atsibodo. Tai va, susipažink, čia ta, kur, sakei, grįžti, pamiršti lyg nieko, tai va, grįžau, o čia, va, sėdė. Moterisgi jokingai padarga, ne? Marija, aš. Tai gal. Marija, kaip tu taip gyvena? Viešpatie, gali, kodėl tu gal čia einam? Man patinka jo abejonių pilna galva. Man patinka jausmas, kai susitinka jūsų akys, kai esate vienu du, troleibuse. Be jokių kaimynų, draugų, šeimos narių, tik jūs du. Kaip įdomu visą tai matyti, išgyventi, prisiminti. Šitam tekstui yra 7 metai ir mėnesis ir kelios dienos. Klausyk tu, dar tokių atradai senienų, Jėzu, tas Marvį ten ieškotų. Taip, ir iš esmės, kas pasikeitė per tą laiką, nes rašai dar anksčiau, beveik 10 metų, prieš 10 metų buvo pirmas tekstas įkeltas į tavo šalnos puslapį. Kas pasikeitė per tuos 10 metų tavo rašyme, tavo kūryboje apskritai, nes teatro scenarijų rašymas, teatro pjesių statymas, režisavimas, tai yra kūryba, tai yra menas. Jo. Eina Saulinai, dabar tu, žinai, kaip pasako, kas nors garsiai kiek metų jau, galvoju, oi, kaip besenau, bet gerai atrodo, ne? Ir tekstai, man atrodo, žinok, atrodo šiek tiek geriau dėl to, kad ką tu dabar ką tik skaitai, tai jeigu reikėtų, taip, atliepti tekstą, kas pasikeitė, tai nebevažinėjau troleibusais, dabar aš autobusai, žinai, aš dabar tik autobusais, man troleibusai, ne, man blogi atsiminimai, bloga aura. Bet šiaip kas pasikeitė, jeigu labai atvirai, be jokių pagražinimų, tai tikriausiai pasikeitė maniera. Aš anksčiau labai buvau toks žmogus, kur reikia rašyti taip, kaip yra, žinai, nieko nepridėti, nieko nemeluoti, nieko neišpūsti, nehiperbolizuoti, žinai, reikia rašyti. Jo, aš buvau galbūt tokia, žinai, teisuolė. Dabar man atrodo, kad ne, reikia sakyti, ką nori sakyti ir reikia purvinti arba gražinti, ką nori gražinti ir purvinti. O kodėl? Nes mes gyvenam tokioje visuomenėje, kur mano akim, visi mėgsta, žinai, pridėti, ko nėra. O kūryboj kartais veikia pridėti, tam tikros spalvos, nes anksčiau mano tekstai buvo tokie labai lėkšti. Mano akim. Tokie paprasti. Jo, kur skaitytų darželį, skaitytų mokykloje, skaitytų universitete, visi suprastų taip pat. O dabar jau ne. Dabar jau ne. Jeigu pirma romanija buvo apie meilę, nes Ieva tuo metu buvo labai įsimylėjus, tai kuo skirsis nuo šių metų, kad M raidė lieka, bet nebebus meilė, bus melas. Aš kalbėsiu apie melą, man tai yra tema, nes man atrodo, kad žmonės daug meluoja, man atrodo, kad aš pati daug meluoju, man atrodo, kad mes visi labai mėgstame meluoti, tai lai parodyti ant scenos tą melą, tą šeimos melą, žinai, kur tas melas veda, nes, būkim vieni, bet teisingi, nesnai buvo Velykos ir mes matėm socialinį erdvėje, kokie visi laimingi, visi dažo margučius, juos daužo su šeima, o kai tu pakalbi, atvirai, kokios buvo šventės, ypač tarp draugų, sako, ai, šūdno, susipykom, žinai, ten, karočią. Tas nepatenkintas, tu nepatenkinta. Tai ir šiandien spektaklį mes pamatysim gražiai ir paskui trečiam veiksme pamatysim realybę. Tai jis ir skirsis. Buvo apie meilę, atėjom į melą, nes tos meilės nėra. O ko tu pati vadovausi, kurdama spektaklį? Kuo tu pati vadovausi? Kas tau yra svarbu? Man labai svarbu, kad ta istorija būtų paremta realiais įvykiais, realiais faktais. Žinai, tokia argumentacija. Aš teatre vadovaujuosi labai paprasta taisyklė. Daryk tokią nesąmonę, kad patikėtum, kad tai yra reali nesąmonė, kurioje tu gyveni. Viskas tau buvo paduota, ant lėkštutės padėta, pristumta, prinešta, pasirūpinta. Už tai ir neišmokai pats už tave pakovoti, pastovėti. Tai kažkuria prasme faktas, aš jau 100 kartų sakiau, kad tai yra paimta iš gyvenimo, iš savo močiutės, iš mamos, žinai, greit pasiėmiau, kas man aktualu, jas prispaudžiau, žinai, ta prasme, įspaudžiau sūrį, įsitraukiau tą medžiagą, apie tą meilę, apie tos vyrus, apie tą seksą, apie tą, kaip pasakau, pimpalo dydį ir tada aš sukėliau į pjesę. Tai faktas, kad tai turi būti kažkas su realybė, kad tai nebūtų labai toli vienas nuo kito, bet aš vadovaujuosi su tiesa, kuri yra pagražinta, meninė forma, tai apvilkta į gražius personažus.
Kalbė apie personažus ir jų, kaip juos įgyvendini, bet kad įgyvendinti personažą, toks, koks jis yra parašytas, reikia dar ir aktorių turėti. O, ne? tai aš turiu pačius geriausius. Iš tikro, ir kaip tu juos atsirenki? Sunkiai. Mėsmalės būdu. O galėčiau... kas yra mėsmalės būdas? Mėsmalės būdas, tai kai tu ateini į parduotuvę, žinai, žiūri daug mėsų ir tada galvoji, darysiu cepelinus. Bet kuri mėsa, toj mėsmaliai ir įtilps ir greičiausiai susitrins. O juokas juokais, nuėmus metaforas, kadangi pati pjesė yra labai metaforiška, tai aš tikriausiai pati ir gyvenime metaforiškai kalbu. Aš iš pradžių, kai pirmą kartą rodžiau, tai aš kviečiau visus savo draugus, geros širdies, sakiau, padėkit man, žinai, čia mano baigiamasis darbas, būkit žmonės. Žinai. Karma juk yra nuostabus dalykas ir visa kita. Bet šiais metais, kai darau, tai gal man buvo svarbiausia, kad žmonės norėtų dar kartelį kurti, pabandyti su manim ir šiais metais aš daugiau duodu ir laisvės, kaip jie mato, kaip jie nori, nebėra taip, kad taip ir ne kitaip. Žinai. Pavyzdžiui, praeitais metais aš galbūt tokia, kad ne, čia turi būti taip, nes tai parašyta. Šiais metais aš jau leidžiu jiem patiem, nes tai yra mūsų bendras kūrybinis procesas. Faktas, kad pusė iš tų žmonių yra mano draugai, žinai, su kuriais mes geriam kavą, geriam vyną, verkiam ir juokiamės, bet pusė jau yra žmonių, kur aš, imkim taip, neturiu labai artimo ryšio ir man yra labai įdomu. Profesinė. Jo, kad mes atrandam tą tokį, tokią kalbą, darbo kalbą ir man tai yra labai didelis iššūkis. Bet aš vis tiek džiaugiuosi, nes be jų tai nebūtų manęs. Ta prasme, jie yra žmonės, kur aš, pavyzdžiui, žiūriu ir galvoju, reikia parašyti naują sceną, nes vat ta čika, žinai, yra tokia talentinga, reikia ją išgręžti. Tai faktas, kad jie mane įkvepia ir labai džiaugiuosi, kad praėjusiais metais aš pamačiau žmonės, kur reikia duoti jiem daugiau, imkim taip, oro scenai ir parašiau. Ir yra labai daug aktorių, kurie tokią evoliuciją, man atrodo, išgyveno. Ta prasme, jie pradėjo nuo tokių rolių, kurios galbūt buvo, tarkim, be teksto, žinai, šiais metais jie turi tekstą, nes aš pagalvojau, kad, jie žiauriai gabūs. Tai, nežinau, aš savo kūrybinę komandą vadinu, mes esam draugeliai. Dėl to, kad mes pirmas dalykas, vienas kitų žiauriai nemėgstam. Kas yra draugystės pamatas, žinai, tu turi nemėgt, kad paskui scenai pradėtų mėgt. Tai ir lygiai tas pats mes labai mylim vienas kitą, nes tikrai dienos pabaigoje aš jų žiauriai pasilgstu, tai aš tikiuosi, kad ir jie manęs pasilgsta. O tai gali sakyti taip, kad per aktorių ateina vaidmuo. Taip. Ne pirma aktorius, bet pirmiausia, ne vaidmuo pirmiausia, o pirmiausia ateina aktorius. Taip. Ir tada tu jam sukuri iš esmės vaidmenį. Taip. Aš Toks tiesiog... atvirkštinis truputėlį būdas tiesiog. Jo, nes aš noriu pamatyti žmogų, pabendrauti su juo, žinai, matyti, pavyzdžiui, kad, ten, važiuoju šitą Evelinai, žinai, ir aš galvoju, bet rašyčiau tau personažą, tai būtų kažkoks toks melancholiškas, ramus vajotojas su cigaretė ir pastoviai nepatenkintas, nes tu realybė, žinai, aš pabendrauju ir man gražu, žavu, kad tu turi tą tokią savybę. Tai lygiai tas pats ir su aktoriais, žinai, jie ateina, sako, žiūrėk, aš noriu pas tave vaidinti, aš pasižiūriu juos ir galvoju, bet man jie primena, žinai, taip. Tada aš jiem parašau personažą, mes su jais pasikalbam, jie pasako, kaip jie ką mato ir ką jiem primena ir mes kartu atrakinam, žinai, ten tą herojų. Labai gerai žinom, kas ją nužudė. Kas savo sumurtą galvą, gimdamas čia taip perprašė, kad reikia mirties nukraujavo. Tyk iš mano akių, jeigu dar kartą pasipainiosi, pasielgsiu su tavim kaip elgiamasi su žudikais. Šį spektaklį jo paraštė yra detektyvas be objektyvo, bet yra tekusi garbė skaityti neišbaigtą dar scenarijų. Ir iš tikrųjų, tu vaidini tai detektyvų, bet ar tai yra iš tikrųjų detektyvas, nes iš vienos pusės jo ten yra tokių scenų. Yra personažas detektyvas. Yra personažas, teisingai. Bet iš kitos pusės tai yra drama. Nežinau, matai, bet gal dėl to ir atsirado dar tas be objektyvo, žinai, nes objektyvus mąstymas, tai yra tai, ką mes kiekvienas turim, žinai, ir mes pasveriam savo pasąmonę, savo širdį, savo protą, savo apsiskaitimą, savo, žinai, išmonę. Ir sakom, va, šitas kūrinys yra geras, šitas kūrinys yra blogas, šitas kūrinys, žinai, ten turi tikslų pavadinimą, šitas kūrinys neturi. Mano nuomonė,
Tai yra belekoks miksas, kur, žinai, tu perskaitęs pagalvosi, kad tai yra dramatiška, o man tai yra, pavyzdžiui, komedija. Man yra žiauriai juokingas, kad aš žvengiu, aš galiu apsisisiot, kaip man juokinga, žinai. Kitas gali sakyti, čia tragedija, ta prasme, čia baisu, čia ten personažai, žinai, sėda į kalėjimus, mušasi, keikiasi, daužosi, žinai. O kiti gali sakyti, tai yra apie nieką, tai yra taip neįdomu. Kiti gali sakyti, Jėzau, kokiam čia metaforam, ką jam čia, žinai, bando įrodyti. Nežinau, man tai atrodo, kad tai yra faktas. Kažkuria prasme detektyvas dėl to, kad publika tampa teisėjų, publikos klausia, žinai, personažai, nu tai kas teisus, kaip jums atrodo. Dėl to tai kažkuria prasme tampa toks bendras, žinai, detektyvinis, taip mistinis, nes nu visi bendrauja, bet iš kitos pusės taip, tai nėra objektyvu. Aš negaliu to pilnai vadinti drama, aš negaliu to vadinti, galbūt net pjesė, aš gal neturiu teisės to vadinti. Man atrodo, kad aš drąsiai galiu teikti, kad aš nežinau, kas tai yra. Dėl to tai yra, žinai, postmodernistinis spektaklis, nes kažkuria prasme, nu kas tas postmodernizmas? Nu kažkas, miksas kažkoks keistas. Laikas po modernizmo. Nu bet tikrai, ar ne? Nu vat kažkuria prasme. Tai yra neapibendrinta meno porūšio kažkokia, žinai, ertmė. Nu tai ir čia tas pat. Nu žinai, vat kaip pagalvoji, teatras, ar ne? Mes vis tiek gyvenam šiuolaikiškam pasauliu. Mes mėgstam ten anglicizmus, mes mėgstam visokius mimsus, mes mėgstam, nežinau, ten sėdėti, scrollint ir tie visi, žinai, triggeriai. Nu ta prasme, aš turiu minėti apie leksiką, ar ne? Tai ir aš sėdėjau vieną vakarą, galvoju, pačiam žodėje teatras yra paslėptas žodis eat. Valgyti, anglų kalba. Tai man atrodo, kad šita pjesė, šitas detektyvas bioobjektyvas, šita drama, šita andromanė, nežinau, kaip pavadinsi ir nepavadinsi, tai yra maistas. Aš be jo negaliu gyventi, dėl to aš kuriu. Ir aš tikiuosi, kad žiūrovas visai ateis ir galvos, kada kitas patiekalas? Ai, po pusės metų gerai, užsirašau šią vakarienę. Taip, po pusės metų kitas patiekalas. Tačiau socialiniai medijai esi minėjusi jau, kad statai paskutinį kartą. Tai faktas. Nu, tai intriguoja. Ne, ta prasme, kad andromanija bus paskutinį kartą, tai čia jau yra faktas, nes mes jau ir kalbėjom su komanda, nu mes peraugom, žinai, tai turi jau virsti kažką kito, tai galbūt tai virsi knygą, žinai, galbūt tai, nu, į kažką virs, bet kita pjesė tikrai bus ne andromanija, tai bus kažkas gal labai vyriško. Aš noriu apie vyrus parašyti. Čia mano, jeigu dabar pas mane yra 3 pagrindinės moterys herojas, tai kitoj pjesėje bus 3 pagrindiniai vyrai. O kaip gimė šitas scenarijus? Esi minėjusi... Naktį prisigėriau, per naktį parašiau ir valgiau pizzą su jūros gėrybėm. Buvau komui, išgėriau vyno butelį vieną, buvau Širvintose. Tikrai, šalia buvo jūrų kiaulytė, Glorija. Nu, man atrodo, kad rašyti apie tai, kas tau yra skaudu, reikia drąsos. Man reikia išgerti, kad aš būčiau tokia drąsi. Nu, tai prasme, žinai, nėra sunku, pavyzdžiui, nėra lengva parašyti ten, tarkim, meilę, kur tau neatsako tuo pačiu. Kai tu tuo metu, aš tą vasarą irgi išgyvenau tokį etapą, kur aš labai myliau žmogų ir man neatsakė tuo pačiu. Nu, tai, kai tu bandai atsiminti, kas tau yra nemalonu, faktas, kad tu jamiesi, nuimkim taip vyno taurės, aš neskau, kad aš ten, žinai, prisigėriau ir dainavau pusę nakties. Ne, nu, bet tiesiog gurkšnoju ir tada tu atsipalduoji ir galvoji, ei, tai yra tik mintis, tai yra tik žodžiai, tai yra tik jausmai. Surašyk, duok personažam išgyventą istoriją. Ir kai tu iš toli pasižiūri tą istoriją, kur tu pats gyveni, galvoji, tai nėra taip baisu, tai yra taip gražu. Tai, nežinau, nu, aš noriu būti tau atvirai pasakyti. Aš norėjau pastatyti spektaklį, aš skaičiau pjesės, man niekas nepatiko, nusprendžiau parašyti pati. Ar tu galėtum sakyti, kad per kiekvieną iš savo vaidmenų išleidai sceną dalelę savęs, kurios negalėtum šiaip kasdienybei, apsiperkant parduotuviai ar važiuojant troleibusu parodyti? Ei tu, ar tu dabar nori, kad pasijaustum, kad prigavai? Prigavai. Jo, faktas. Nu, Lindai, faktas. Nu, prasme, man atrodo, kad kai tu matai personažą, kuris yra labai labai gyvas, nu, tai tu akivaizdžiai supranti, kad žmogus labai nori to paties. Taip, faktas. Tai yra labai daug dalelių manęs, kurios bijo pasirodyti. Tai aš parodau per personažus. Aš nemėgstu meluoti ypač tau, žmogui, su kuriuo mes turim daug bendrų kūrybinių aspektų, žinai. Ir yra nesąmonė viens kitam, kaip pasakau, čiulpti, jeigu tu žinai, kad tu pats, kai būni vienas, oi, aš šitoks šventas ir niekam nieko nečiulpiu. Nu, čiulpiu, žinai, ir man skauda. Ir tada aš rašau apie tai. Ir tada tu kalbi, ir tada yra lengva su aktoriais bendrauti, supranti? Taip. Tada yra lengva, pavyzdžiui, ateina čika pas tave į repeticiją ir tu jai sakai, čiulpiai, čiulpiau. Paskui draugavot, įsiskyrėm. Liūdna, liūdna. Darom, rodom. Nu, supranti? Nu, bet tai yra gyvenimiška. Nu, tai taip ir geriausios viltis gimsta. Į mane įkalbėjo. Laukia tavęs
vardą sugalvojo. Kūrė fantazijas, kuo tu būsi užaugęs. Deja, nespėjo pamatyti, o gal ir gerai. Gėda, po tu ir taip. Gėda. Bingo, gėda. Taigi aš šeimos gėda. Matai, ne popas. Geriausias lūkestis. Kuri nemažai laiko. Jo. Ir ar susimastai, kas esi pati savo tarp viso šito? Ar lieka savęs savo? Ne, manau, kad ne. Nelieka? Ne, nes man... Žinai, kaip sako, kad žmonės, kurie daug daro ir įsitaško, nebijo pažvelgti savo į akis. Aš nebijau savo pažvelgti į akis. Dabar, žiūrėti veidrodį. Aš jaučiuosi savo pakankamai graži ir talentinga, ar ne? Bet ar aš turiu laiko svaigti, kad mano gyvenimas yra rožėm klotas? Ne. Nes aš mėgstu dirbti. Man patinka dirbti. Yra vienas personažas ant romanės pjesės, kuris sako, leiskit man dirbti savo darbą. Aš noriu dirbti, eik ir tu dirbk, supranti? Ir atsikabink. Tai ir man patinka dirbti. Ir kol man patinka dirbti, aš noriu dirbti. Aš nenoriu galvoti, ką aš veikčiau, jeigu veikčiau. Ne, aš noriu sėdėti, rašyti, kaifuoti. Su tavim kalbėtis. Man patinka. O kaip prasidėjo žvėris? Geras klausimas. Bakalauras. Tai, aš kad rašiau bakalauras, tai faktas, bet, ta prasme, pati vizija per bakalauro rašymą iš esmės atėjo. Buvo tokia užduotis, mes turėjom paskaitą, vaizdo, kažkas ten su vaizdo, vizualika, istorija, pasakot per vaizdą, žodžiu. Ir mums reikėjo skurti laidą pas Vaškevičių. Ir mes pradėjom galvoti su mano komandos nare Andželika. Žinai, tipo, ką darom? Ir aš sakau, kaip nusiimt, ir tu sakai, kaukės. Aha. Tada vėl pradėjom kalbėti, kiekvienas žmogus, žinai, dar net kiti sako, kad mes iš žvėries kaip ir evoliucionavom, ar ne? Ir aš galvoju, palauk, o jeigu žvėris, žmonės pažadintų savyje tą žvėrį ir norėtų rėkti. Ir kažkaip mes, žinai, taip dėliojom mintis ir sudėliojom, kad mes norim žvėriškų žmonių, kurie nori žvėriškai kurti ir kurie nebijo žvėriškai riaumoti. Viskas. Pradėjom rašyti pažįstamiems žmonėm, davai žvėriškai pakuriam, be taisyklių, be kažkokio lūkesčio, be kitų ten kritikos. Davai, viskas. Taip ir susikūrė. O kokie yra tavo aktoriai? Wow. Jų yra, aš skaičiavau personažus, yra 20 personažų, daugiau. Belekiek, jo. Nu, žiūrėk, dabar išeina viena aktorė, kad išeitų, dabar aš tiesiai pasakysiu. Jų yra, man atrodo, dabar 19 šitam bus rodyme. 10 iš jų aš myliu, su 9 iš jų aš mylėčiausi. Kokius klausimus kelia tavo premjeros? Minėjai, kad tai yra iš gyvenimo paimti momentai, nusirpta informacija, sakykime, taip perkeltinė prasme. Sirbliukas. Ir iš esmės, jo, tai yra iš gyvenimo, bet ką jos kelia? Kokiu lūkesčiu turėtų turėti žiūrovas atėjęs? Gal jis galėtų atėjęs, nežinau, savo gyvenimo problemas išspręsti ar kažką kito? Aš žinok, norėčiau, kad žiūrovas ateitų pagaudyti kaifą, jeigu atvirai. Ta prasme, aš noriu, kad jis ateitų be jokio lūkesčio, nes jisai ateina į konferencijų salę, ne? Jauni žmonės kuria. Aš noriu, kad jisai ateitų ir jeigu jam kils kažkokia mintis, kad būtinai man pasakytų. Dėl to aš laiką prašau, parašykit man, visą laiką būna atsiliepimai, žinai? Ir jo, faktas, kad kiekvienas žmogus, kuris kūrė, nori, kad žmogus ten ir paverktų, ir pasijuoktų, ir pasimuštų, ir paskambintų savo mylimam žmogui, ir ne? Sakytų, aš čia pamačiau ir aš noriu pasakyti, kad aš tą myliu. Bet iš kitos pusės aš noriu, kad jis ateitų su mumis pagyventi. Nu tiesiog, paprasčiausiu savo būdu. Pastatei pirmą premjerą. Taip. 2025 metais, jeigu neklystu, ar ne? Tada vasarą, man atrodo, pradėjai dirbti radijui. Kaip į tavo gyvenimą atėjo radijas? Po premjeros tave pastebėjo ar... Ne, čia buvo prieš. Aš pirkau rekvizitus premjerai
Buvo vasario, man atrodo, dabar aš galvoju, gal kažkur vasario ne, gal jau mano gimtadienis buvo praėjęs. Nu, žodžiu, ten buvo, aš pirkau rekvizitus, nes kai man paskambino, aš iškart pasakiau, man premjera, jeigu norite, ateikit pažiūrėti. Ir tada mano dabartinis viršininkas, mano meilė, mano programų vadovas, jisai atėjo, pasižiūrėjo ir tada mes jau kitam pokalbį kalbėjom apie, jisai sakė savo įžvalgas, aš jam sakiau, kaip ten, nu, kaip man viskas. Tai ne, radijas jisai atsitiko visiškai netikėtai, neplanuotai ir aš nesupratau, ko iš manęs nori. Bet aš labai rėkiau iš laimės. Aš buvau Ozė, pirkau plunksnas, kaukiai apsiūti pagrindiniam personažui ir man paskambino, sako, sveiki, ir kalbame su Ieva, sakau, jo, ar jūs norėtumėt, o buvo vakaras, ten buvo jau Ozas užsidarinėjant, ten apie 9 val. Vakarą, aš galvoju, kad juokauju. Tai aš padėjau ragelį, paskui vėl skambino ir tada jau pradėjau rėkti. Sakau, nu, žodžiu. Tai jo, tai atsitiko. Paskui aš išsiaiškinau, nu, kaip jie gavo mano kontaktus ir visą kitą. O kaip keitėsi tavo santykis su radiju? Nu, va dabar aš galiu po metų pasakyti, kad, nes tik dabar metai, kaip dirbu, galiu pasakyti, kad pagaliau aš nebebijau. Nu, aš nebebijau eiti į darbą. Aš dabar vienintelis dalykas, ko bijau, tai nusišnekėti. Nes, nu, kartais labai emocijas paima viršų, tikrai. Ir skambina programų direktorius. Jo, ir sako, kad, nu, merginos ramiai kvėpuojam, neskubam, nes aš turiu tokią bėdą, nu, pavyzdžiui, mano kolegė, jinai moka ramiai, žinai, kalbėti, įkvėpti, iškvėpti, o pas mane ir, nu, aš tikiu, kad kai kuriems žmonėms tikriausiai gali būti sunku, ir išjunkite ją. Tai aš mokusi ir man tai primena. Ir aš džiaugiuosi. Nu, radija, matai, radija yra dalykas, kur turi mokytis kiekvieną mielą dieną. Čia nėra, kad aš jau moku. Nu, nemoki. Tau gali paskambinti klausytojas ir sakyti, ten, pavyzdžiui, tu man nepatinki. Ir tu turi ras, ką jam atsakyti. Džiaugiuosi, kad tokių klausytojų kol kas nebuvo. Tai va. Kas čia darosi? Jo. Džiugu, kad paklausėt. Būdamas jūrai, susipažinau su pirkliu. Jis man pradėjo pasakoti visokias istorijas, kaip gabendavo medžiagas suknelėms mano motinai ir pasakojo tokią legendą, kad ji jo laukdavo su pataikūnu, o tiksliau jo glėbyje ir dar primokėdavo, kad gimdėme niekam nepasakoto. Tada kažkaip magiškai pastoja. Numatyt, gandrai užpuolė. Arba žiūrėkas teisingai. Tada sugalvoja mane išsiųsti lauką. Nu, kad ramiau būtų. Ir kad nebūčiau su Marija. Ašgi taip mylėjau. Bet kamgi rūpi meilė, jo? Tėvaigi geriausiai žino, kas jų vaikam geriau. Ipolitas, žinoma, pritarė motinai, sutiko mane išsiųsti lauką. Nu, kad ramiau būtų namie. O ką tas? Tas gimė, motina mirė, tu tėvui pasilikai, nesgi Marija tau nemeluotų. O dabar ką? Kalėjime sėdi. Lengviau? Klausyk, čia pasakoji. Kokias? Kaip tu prieš mane. Aš jūrai praleidau 18 metų, laukdamas nors vieno tavo laiško. O tu net į laidotuvės nepakreipei. Auginai kažkokį tai išsigimėlį, kuris net ne tavo. Viktorijos tau negaila?